Sveiki, Šaikė, šiandien atvažiavau pas žmogų, kuris iš mano mobilumo pasakys, kad mano sąnariai dėja, bet kaip 70-mečio, o paskutinį kartą tempimus dariau rytoj. Atvarėm pas Gvidą Čiplinską, kuris praktikuoja mokslą, jėgą ir kvėpavimą taip, kad laikysena pati pasitais. Jūs turit problemą? Jei tau nuolat skauda nugaros apačią. Ar tavo dešinysis petys yra žemesnis už kairįjį petį? Jei tavo laikysena atrodo taip. Jis turi sprendimą. Šiame video išmoksim taisyklingai kvėpuoti, tvarkysim mobilumą, spręsim medžių sindromą, O tau neįsitęsia ranka? žvengsim ir žinoma, kad čalinsimės. O jeigu šis video surinks 200 laikų, priimsiu taip kaip ženklą, jog turinys su kitais žmonėmis yra įdomus ir laukiamas. Let's go! Atvykę pas Gvidą į jo salę, į jo žaidimo aikštelę. Gan populiarus turinio kūrėjas. Toksai aš mini fanas esu tavo šortų. Okay. Nes visi tie video, nu gerai, jų gal daug nėra, bet ten, kur tu pradedi. Jaučiate savo skausmą patiem nugarą dalyje. Šiandien dar kaip tik įkėliau. Koks plius minus planas? Jo, tai aš galvojau, ką mes čia, kokią mes treniruotę šiandien pasidarysim. Prasitestuosim kūną iš pradžių, pasižiūrėsim pagrindinės limitacijas. Tai pasižiūrėsim, kokioj pozicijoje yra pats kūnas. Tada pagal tai galėsim pažiūrėti, ką parodys mano lentelė. Ir pagal tai parinksiu iš karto keletą korekcinių pratimų, kurie padės atkurti tą mobilumą, kur tau labiausiai trūksta. Ir pagal tai, pagal laikysenos visą modelį, pereisim prie treniruotės su svoriais. Tai irgi pati treniruotė bus tokia, jinai nebus taip, kaip tu turbūt sportuoji, žinai. Bet mes kelsim svorį ir mes pumpuosim raumenį, bet kokiu atveju. Tik tai, žinai, gal ne tiek ypatingai stipriai, kadangi treniruotė bus labiau vis tiek akcentuojama ties laikysenos atkūrimą, mobilumo pagerinimą ir judesio, žinai, atkūrimą. Tai jeigu mes kelsim labai didelį svorį, kas žino, ar mums tai pavyks padaryti, nes tiesiog kompensuosim. Labiau taip edukacija. Jo, bet šiandien vis tiek pataškysim, esu pasiruošęs, žinok. Tu gerai, tai iškart nieko nelaukiam, žiauriai excited, žiauriai pasiruošęs viskam, ką tik turi, paruošęs ir let's go. Noriu, kad būtų taip įdomu. O tai niekada nesi nieko panašaus daręs? Ne, aš tiesiog neturiu tam laiko. O tai ką tu tiek veiki? Tai pumpuoju masę, gerai. Kad visi testai pavyktų ir kad visi būtų maksimaliai tikslus, noriu, kad prieš kiekvieną testą išlaikytum kūną maksimaliai atsipalaidavusi. Kiekvieną raumenuką, tai aš prieš pradedant daryti testą pasakysiu visada, kad ok, dabar įsitikink, kad kaklas, nugaros apačia yra atsipalaidavusi, nėra jokių įtampų ir tada pradėsiu daryti testą. Pradėsim nuo kaklo. Kaklą suksiu, tiesiog rotuosiu į vieną pusę ir į kitą pusę. Ką tau reikia daryti, tai tiesiog stengtis išlikti atsipalaidavusiu, nes čia yra didžiausia klaida. Man įprastai stengiasi, atrodo, padėti klientui, žinai, kad pasukta visą galvą ir kaklą, tai stengtis nieko nedaryti. Pasukinėjo mano galvą į abi pusės. Kaip manai, į kurią pusę judesys jautės laisviau? Tai dabar reikėtų galvoti, nes aš kažkokią tokią... Negalvoja, ne? Didelę skirtumą tai nepajaučiu, gal į dešinę lengviau. Gerai, aš padarysiu tada dar vieną kartą ir pabandom pastebėti, gerai? Okay. Gerai, ką manai? Tai panašu. Labai panašu. Taip. Gal į kairę vis dėlto. Sakyčiau, kairę, jo, šiek tiek daugiau į kairę. Aha. Gerai, dabar šiek tiek ten paslinksim su visų kūnu. Laidok. Kas? Nieko labai... O, Jėzau, vaikyti. Kas? Gerai, pabandyk atpalaiduoti. Čia tiek. Šiaip idealu yra... Ką čia reiškia? Idealu yra 9 laipsnių, tai turėtum realiai pasiekti čia būti. Bet čia mes ką tik padarėm su kompensacija. Aha. Tai tavo... Ties čia sustočiau. Tai čia 20 laipsnių. Tai šitas testas rodo, kiek kompresijos yra priekinėje šonkulių dalyje. Na, aš kaip ir nenuostabui, nes tai, kad tu sportuoji, žinai, tai, kad tu keli, aš tokį maždaug vaizdą ir buvau susidaręs. Aha, biškelį įtampa yra. Palaidok. O tau neįsitęsia ranka? Na, va tas pasakymas, o tau neįsitėsia ranka, siurprizas po siurprizo tiesiog. Palauk, pažiūrim šitą iš naujo, nes galvoju kažkaip, kad buvai tiesiog labai įsitempęs, nes 2 laipsnių yra. Ok, pabandom dabar. Jo, tas pats. Pas mane be dešinė kūno pusė ir kairė, tai yra 2 skirtingi pasauliai. Pasaulyje, ne? Klasika. Bro. Nu nieko keista, žinai, kad tu tiek turi skausmų. Ten tokį listą parašė man. Nu, bet skausmai labiau čia, Kai čia viskas yra susieta. Viskas. It's all connected, kaip sakoma. Gerai.
Tai išorinė rotacija, šitas judesys rodo, kiek kompresijos yra galiniai šonkaulių daly. Turbūt esi matęs, kad jeigu iš viso esi apie tai domėjęsis, žiūrėjęs kažką, kad daugelis žmonių šitaip testuoja. Matai, kiek tu iš tikrųjų turi. Čia išorinė rotacija, čia realiai 110 laipsnių. Šitai patikrinau, ties čia sustoja. Čia net pusės nėra. Tai ką tai sako, kad šitas testas, aš šiaip šito testo nedarau, bet labai dažnai pastebiu, kad žmonės kineziterapeutai, specialistai šitą testą daro, kad patikrinti taip pat išorinę rotaciją. tą patį judesį tikrina. Bet jeigu, tarkim, kaip tavo atveju, tu esi labiau extended, gali varyti ir varyti. Tai iš šitos pusės, iš šitos pozicijos tiesiog yra mažesnė tikimybė, jog tu kompensuosi iš kitos vietos ir parodys tiesiog tikslesnį rezultatą. Gerai, dabar patikrinam abduction. Įdomu. Gerai. Su kuria pusė jaučias, kad gali daugiau nuvažiuoti? Gal tikriausiai su dešinė. Su dešinė, jo. Gerai. Dabar sulenksim kojas per kelius. Susilenkt reikia? Aha. Pavyksta toks judesys pusė. Va, čia gerai. Sugaus kojas. Aš negaliu. Ką aš dar šiek tiek, jeigu gali kelius link užpakalio, taip. Gerai, gal jau biški tada per daug. Pabandyk atpalaiduoti šitas kojas ir įdėk efforto 1 iš 10 išlaikyti kelius ir pėdas sujungtas kartu. Ir ką aš darysiu, tiesiog važiuosiu iš šito šoną. O tiesiog... O tu man nesipriešink, gerai? Va. Čia. O esi atkreipęs dėmesį, kad vizualiai, kuris apatinis šonkolis yra pas tave labiau įsišokęs į priekį. Tikrai jau seniai šitą pastebėjęs, kairys labiau. Klasika, visiška klasika. Vienas iš indikatorių, kad tavo kūnas yra labiau pasviręs į dešinę pusę. Gerai, ženkliai daugiau į dešinę. Aš tik tai su tavo video žiūrėdamas išmokau apie tas kūno svorio centrą. Aha. Dėl ko būna pakrypę. Nu, kad, pavyzdžiui, dėl organų tiesiog, kad... Pasvirimas, ne? Jo, tie pasvirimai yra... Aš šiaip pas daugumą žmonių pastebėjau, tarkim, čia gal dėl to ir pečiai, tipo, aukštesnis, žemesnis, kaklas pastebiu, kad labiau į vieną pusę yra pas žmonės išėjęs, pas mane irgi taip. Dėl to, pavyzdžiui, tu ir turi kairį apatinį šonkulį labiau užsišokusi į priekį, nes nuolat esant tokioj pozicijoje, pasvirus labiau į dešinę, kaip tavo atveju, ką testai rodo, tai šitą šonkulių pusę tu labiau užveri ir kiekvieną kartą, kai tu įkvepi, tu labiau įkvepi ne į šitą šonkulių pusę, nes čia yra tiesiog daug kompresijos, o į šitą, kuri yra labiau atverta. Ir kadangi apatiniai šonkuliai labai lengvai keičia formą ir kai mes per dieną padarom apie 20 000 įkvėpimų, tu labiau ekspendini apatinį šonkulį, dėl to jis yra labiau užsišokęs į priekį. Gerai, dabar atsigursim ant kairio šono 90-90. Aš žinau, kas yra 90. Va, op. Klausyk. Ką jūs galvojat? Ir viskas, ką aš darysiu dabar, prikelsiu tavo šitą koją, šiek tiek, nedaug. Ir bandysiu ją ištiesti per klubą. Bet, kad šitas testas pavyktų, turiu išlaikyti šitą koją maksimaliai atpalaidavęs. Vadinasi, jeigu aš ją prikelsiu ir sugalvosiu ją paimti ir numesti, jinai turėtų nukristi kaip lašas. Aha. Okay? Kaip bandau? Gerai. Jep, atpalaiduok. Čia sakyčiau. Gerai, kitų šonų. Aš toks nemobilus jaučiuosi vien čia vartydamas. O, va, gerai. Čia. Gerai, tai dabar darysim straight leg raise testą. Tiesiog kelsiu koją į viršų. Tokias pačias reakcijas tikiuosi. Tai šitas testas ne tik testuoja, kiek tavo galinė šlaunų dalis yra įsitempus, bet kiek tu turi išorinės ir vidinės rotacijos klubose. Tai nuo 0 iki 50 yra išorinė rotacija, nuo 50 iki 90 yra vidinė rotacija. Pažiūrim, kaip viskas čia atrodys. Ir šiek tiek įtemp keturgalvį. 1 iš 10. Va šitaip. Tempia? Belekas, tu ką juokauji. O žmonės aukščiau iškelia? Ar aukščiau iškelia? Iškelia žmonės. 9 šiaip labai retai kas iškelia. Nu jo, 9 tačiau. Bet turėti bent kokį 7 laipsnių, šiam 5 būtų gerai. Būtų gražu. Gerai.
Kaip manai, su kuria koja šiek tiek judesys jaučiasi laisviau? Su kaire Su tikrai. kairė, ne? Gerai. Padarom dar kartą. Kartojam, nes labai panašu. Įdomi čia rodo. Atsisėsim ant užpakalio. Atpalaiduok. Čia. Gerai. Kaip manai, kuri jaučiasi šiek tiek laisviau? Gal truputį dešinė. Atpalaiduok. Sunku atpalaiduoti, nes aš tą koją labai įtampęs. Gerai. Tai tada va šitaip. Kaip nors. Ja, aš pasakau klubus truputį, kad... Gerai, tu biškai per didelis, žinai, per ilgas esi. Per aukštas. Per ilgas. Gerai. Kuri jaučiasi pusę geriau? Daugiau atrodo pakilo kairė koja, nežinau. Taip? Kairė, aha. Principė, turim viską. Oba. Ką man daryti su juo? Aš tikiuosi, kad nereikės, kai daktarai darydavo. Į nosį turiu minį. Ne, į burną. Reikės. Tai? Ja. Na, savo. Šitą dabar įsidėsi į kairę pusę žandikaulio, kad viršutiniai ir apatiniai dantys krūminiai kontaktuotų. Vadinasi, tiek iš viršaus, tiek iš apačios kandi to lygiai į pagaliuką. Spausk, kas tiksliau 2-3 iš 10. Gerai, išsimk. Gerai, labai panašu. Kita pusė? Ne, mes būsim toj pačioj pusė, tik į kitą žandikaulių pusę. Supratau. Gerai. Kairę ranką užsidengsim kairę akį. O dešinė akis žiūri. Jauti, kad pablogėjo šiek tiek? Tai mažiau judesio. Aha, mažiau judesio. Realiai dabar beveik nebėra. Vos ne 0 laipsnių. Gerai, atsidenk. Atpalaiduok. Vėl turim šiek tiek daugiau. Kaip tai susijęs? Užsidenk dabar dešinę akį su šitą ranką. Neprispaus tik tais taip pakėso. Dar mažiau. Jauti, kad nejuda iš viso. Jaučiu. Galim peržvelgti, ką matom. Kažkoks brow science čia, man rodos, kažkas ne to jau. Su to akim ir liežu ir su dantim ar su ko čia. Tai yra axial rotation, tai čia kaklo rotacija. Kai darėm pačioj pradžioj, tai rodo, kad tavo galva, kaklas yra labiau pasisukęs į kairę pusę, lyginant su dešinę. Tada shoulder abduction, tai čia šonkuliai. Į kurią pusę yra šonkuliai labiau pasisukę, tai matom, kad į dešinę pusę. Ir pelvic rotation, tai čia kur buvai sulenkęs kojas per kelius. Tai irgi labiau į dešinę pusę. Bet gali matyti, kad testo rezultatai tokie labiau miksuoti ir atrodo, kad daugiau kolonų yra pažymėta kairiai pusė, o dešiniai pusė tik 4. Aš visada, jeigu yra tarkim testo rezultatai tokie miksuoti, aš visada tada kreipiu įdėmėsi į golden rezultatus, golden testus. Aš matau, kad tu esi labiau dešiniai pusė ir iš to, ką šiaip tu pats kalbi, jausmas lyg tu būtum dešiniai pusė. Tai ką mes dabar pabandysim padaryti? Iš pradžių sukursim daugiau erdvės priekinį šonkulių dalį, tai nueisim kompresiją su kvėpavimu ir tada perėsim prie vieno asimetrinio pratimo ir pažiūrėsim, kaip tau jis suveiks. Gerai. Let's go. Tai aš manau, kad tau šitas pratimukas patiks. Kiek čia 7-5 kilai? Nieko mes čia nedarysim, mes dabar čia tik įsikabinsim. Pėdos keliai klubai vienoj linijai, dešinė ranka, delnas ir petys bus vienoj linijai. Tada labai subtiliai šonkulius išstumsi atgal. Tiesiog. Bet labai atsargiai, kad nesusikuprintum. Tai toks labai subtilus judesys. Tada tos pačios rankos, koja šiek tiek padėsi atgal ir dabar stumsi save atgal kokie 3 gal iš 10 ir labai gražiai palysi po savim, bet labai minimaliai. Šitą ranką užsidėsi ant priešingos kojos, kad tiesiog kabėtum ir šitoj pozicijoje bus kvėpavimas. Tai dabar, kadangi mes būsim užvėrę kairę šonkulių pusę, o dešinė bus atverta, tai noriu, kad įkvėpimo metu akcentuotum įkvėpimą būtent į šitą šonkulių pusę. Tai gal iš tos pusės parodysiu. Ir įkvėpimas bus labai lėtas ir labai ilgas per nosį. Liežuvis burnos viršuje įkvėpimo metu. Bet jeigu bandysi įkvėpinėti labai greitai, tai iš karto matos, kad tavo kūnas labai įsitempia. Tai kad šitas pratimas pavyktų, turi būti maksimaliai atsipalaidavęs. Ir bandai įkvėpinėti į šitą šonkulių pusę, kuri yra atverta. Ir kai įkvėpsi, atversi plačiai burną, taip kaip dabar parodysiu. Atversi burną ir leisi orui labai tolygiai ir progresuojančiai išeiti. Ir iškvėpimo gale, ta pusė, kuri yra labiau užverta, pajausi iškvėpimo gale, kaip įsijungia šiek tiek pilvo šoniniai raumenys. Ir pajautęs juos, vėl iš naujo įkvėpinėsi lėtai, išlaikydamas įtampą šitose toj pusėje pilvo šoniniuose, kuri yra užverta. Ir turėtum jaus labiausiai, kaip įsiplečia ta pusė, kuri yra atverta. Okay. Žinai, kai mokykla išdėstė. Dabar atkarto, kas buvo pasakyta. Tai čia visiškai tas momentas. Liežuvis burnos viršuje. Ir labai tyliai ir lėtai įkvėpinėk. Jeigu aš dar arčiau prieičiau tavęs, visai neturėčiau girdėti įkvėpimo.
Visai. Ir įkvėpinėjai tiek, iki kol pradėsi jaus, kad kūnas jau, tuoj įsitemps, vadinasi, jau laikas iškvėpti. Ir atversi gražiai burną ir... Čia nebuvo iškvėpimas. Panašiau. Gerai. Tik ilgiau, lyg bandytum aprasot langą. Ir stenkis neišstumti oro su pastangom. Leisk labai progresuojančiai ir lėtai pačiam jam išeiti. Iškvėpimas ne. Ypač pačioj pradžiai. Tai tiesiog pačioj pradžiai atverk burną ir tada... O, panašiau. Ilgai ir lėtai. Gerai. Į tą pusę. Tu sakai, kad ilgas iškvėpimas turi būti, bet aš atrodo, kad tiek įkvėpti negaliu, kad tiek išpūst. Žinau, nes tavo šonkuliai turi tiek daug kompresijos, kai tu bandai į juos įkvėpti, nėra vietos, kur įkvėpti. Bet įkvėpinėk tiek, kiek gali ir iškvėpinėk, kiek irgi gali, okei? O tu sakai, kad tas iškvėpimas kažkaip tolygus turi būti, tai man jį kažkaip reikia kontroliuoti, nes man iš pradžių norisi tiesiog... Būtent, stenkis daug apie jį negalvoti, nes tai neturi būti kažkoks galvos skausmas, žinai. Pabandyk tiesiog atvert burną ir bandyk tai paleisti lėtai. Išmoko. Pagaliau iškvėpė taip, kaip reikia iškvėpti. Nice. Dabar man patinka, ką girdžiu. Nice, būtent. Tai mes padarysim dar vieną seriją. Biškį atsipūsk. Ar pavyko labiau atsipalaiduoti per šitą seriją? Bet čia yra labai sunku, labai. Aš toks ir bandau būti taip sukritęs, tik tais, kad už kablio kaip laikytis, atsipalaidavęs, bet tiek daug sudedamųjų yra šitam pratimė, atrodo, apie kurias turiu, aš turiu būti sąmoningas šitam pratimė. Turi būti labai sąmoningas. Dėl to sunku atsipalaiduoti, nes aš ir čia aukštis, ir šonkuliai atgal, ir pakrypimas, ir jautimas, ir koja sulenkta, čia viskas. Labai sudėtinga iš tikrųjų, bet stengiuosi kiek galiu. Kiek antras geriau buvo, iš šitos pusės gal geriau buvo, net nežinau. Bet... Ir aš bandžiau pagalvoti, kodėl. Tai šita šonkulių pusė net nėra tiek kompresijų, kiek dešiniai pusė, dėl to tau ir įkvėpimas atrodė, ir iškvėpimas yra toks, koks turi būti. Tai būtent dėl to, kad čia šitoj pusė yra mažiau kompresijos. Dabar dar klausimas, ar pavyko pajausti toj pusėje, kuri yra uždaryta, pilvo šoninis iškvėpimo gale? Nepagalvoja, ne? Ne. Palauk, dabar aš dariau taip. Darai, šitai darai. Be mane gerai, viskas nepagalvojau. Tai dabar ką aš turėčiau... Tiesiog kaip pilvo šoniniai raumenys šiek tiek įsijungia. 2 iš 10. Vėl pradedi lėtai įkvėpinėti, išlaikydamas juose toj tik pusėje, kurie yra užverta, įtampa. Turėtum jaus kaip kita pusė dar lengviau ekspendinti. Gerai? Okay. Dabar lėtai įkvėpinėk, čia ekspendini. Lėtai, tyliai, nedėk labai daug pastangų į tai, gerai? Nes tada tiesiog įsitempsi. Ir dabar ilgai ir čia turėtum iškvėpimo gale šiek tiek pajausti. Ir dabar lėtai įkvėpinėk, išlaikydamas čia įtampą. Ir turėtum lengviau čia ekspendinti. Šiek tiek dar netgi garsiau. Bandyk labiau apresot langą. Neįsitemk. Šitas labai geras. Grįžtam dabar ant stalo, prasitestuosim. Čia. Aš ties čia sustočiau. Tai realiai kiek tada buvo? Tai buvo gal kokie 10-15 laipsnių. Dabar turim realiai pusę. Tai visai neblogai. Tai aišku, žinai, šitas pratimas ištempė sparną, kuris, kai sparnas įsitempė, sumažina tavo pečių mobilumą, bet tai nebuvo ant kiek pats sparno ištempimas, o kiek kompresijos šonkulių nuėmimas su kvėpavimu. Tai mes, kadangi ekspendinam labiau apatinius šonkulius šitoj vietoj, o būtent jų ekspendinimas ir kompresijos nuėmimas padeda atkurti pečių mobilumą. Atsigulsim ant nugaros ir koją susikersim čia, ant dėžučio. Suprantate, čia 9-9, nes tipo va čia kampas, ne? Ir čia 9. Dėl to 9. Mes galim savo dabar sukurti. Paleisim kursus. Ką kalbat? Kad va čia yra nauja sistema 9-8 ir mes jau savo kuriam teorijas. Čia bro science. All good. Čia pagrindas bus kvėpavimas. Ir kvėpavimas bus lygiai toks pat, kaip kad ką tik praktikavom. Tai dabar pėdos kelia į klubai vienoj linijai, su kojom šiek tiek paspausi į patį kamoliuką ir paspaudęs į kamoliuką vienintelį raumenį, kurį turėtum pajausti, jog įsijungia, tai yra vidinė šlaunų dalis. Taip.
sėdmuo turi būti atsipalaidavęs, negali būti netruputėlį įsitempęs. Ką dabar tau reikės padaryti, tai tiesiog prikelti užpakalį nuo žemės apie 2 cm. Turėtum pajaus galinę šlaunų dalį iš abiejų pusių, bet turėtum jaus to lygiai. Lėtai įkvėpsim per nosį ir dabar ilgas, lėtas iškvėpimas. Ir turėtum jausti, kaip šitos vietos šonkaulių tiesiog nusileidžia į apačią. Šiek tiek pajauti pilvo šoninius iš abiejų pusių ir lėtai įkvėpinėjai išlaikydamas ten įtampą. Aha, atrodo, kad bandai pats dar nuleisti šonkaulius, atrodo, kad dedi į tai pastangas. Nesisteng, leis tam tai padaryti iškvėpimui. Panašiau. Ir iškvėpimo gale turėtum labiau pajausti pilvo šoninius, o ne pilvo priekinius raumenis. Gerai, tai tyliai laikai pilvo šoninėse įtampą. Užtenka ir gali iškvėpinėti. Būtent panašiau. Pagrindinė problema, ką tu darai, tiek daug dedi pastangų į iškvėpimą, kad šonkaulį nusileistų į apačią ir pajausim tos pilvo šoninius. Aš, žinai, vizualiai matosi, kad tu tiesiog jos nuleidi į apačią su viso kūno pagalba. Antroji serijoje, dar padarysim vieną, pabandyk labiau atsipalaiduoti ir leisti iškvėpimui tai padaryti. O, būtent ir pakartojam. Nice. Jep, apie tai ir kalbu. Ar pavyko rasti pilvo šoninius? Buvo tikrai viena serija, kur pajaučiau, bet labai sunkiai, labai minimaliai, žinau. Gerai, žiūrėk, padarom tada dar vieną seriją ir gali pabandyti pats sąmoningai šiek tiek juos įtempti. Ir lėtai. Laikyk dabar šonkaulius apačioje ir lėtai įkvėpinėk. Va, panašiau ir... Va, nusileidžia. Va, čia taip. Išlaikai įtampą pilvo šoninėse ir lėtai. Atsipalaiduok, medituoji ir ilgai. Gerai, užtenka. Kaip jaučiasi judesys? Ties čia sustočiau. Nu, va čia taip pat jau tempimas yra. Ar tempimas ateina šiek tiek vėliau negu kad buvo prieš tai? Pasakyčiau, kad šiek tiek vėliau tikrai. Aš net nesitikiu, kad tie koja kyla, žinai. Čia. Kaip čia jauties? Nu, tą įtampą jaučiu. Kaip judesys jaučias? Dešinė kažkaip lengvesnis jaučias. Man dešinė atrodo juda laisviau. Aišku, žinai, reikėtų dar duoti vieną asimetrinį pratimą, kad galėčiau visiškai atkurti vidinę rotaciją toj pusėje, bet judesys jaučiasi laisviau. Atpalaiduok. Atpalaiduok. Gerai. Kaip judesys jaučias? Aš tikrinčiau tik tai šitą pusę, nes šitą pusę tiesiog nepesino praeitą kartą, kai dariau testą. Tai pesini testą tada, kada kelis yra vienoj linijoje su klubu. Tai vieną kartą buvo minus 25 laipsniai, dabar pilnai išsitęsia. Tai man judesys jautės daug laisviau, kaip tau jautės? Ne, tikrai labai tas laisvumo skirtumas pasijaučia, kaip vat, jau čia kažkur būna. Jo, tai čia yra testai, šiaip tie 3 pagrindiniai tavo atveju. Tai vidinė rotacija pečių, šitas straight leg raise ir tada šitas ant šono gulint. Tai šitie man 3 testai būtų pagrindiniai, į ką labiausiai atkreipčiau dėmesį pirmoji fazėje, kad galėčiau ją praeiti. Tai daugiau ir neįsim į kitas fazės, nes tiesiog tam reikia daugiau laiko. Bet aš sakyčiau, kaip per vieną treniruotę pesint visus šitus 3 testus, žiauriai gerai, viskas yra tvarkoj. Tai pagal tai mes dabar galim pereiti į treniruotę su svoriais. Tai vat ką aš norėjau tik tais, žinai, parodyti, kad mobilumą gali atkurti labai lengvai, naudojant tiesiog paprasčiausią diafragminį kvėpavimą. Nes kiek, pavyzdžiui, kiek ateina daug žmonių, kiek ateina klientų ir mes čia vat su treneriu bandėm atkurti mobilumą ir darėm ir tokius judesius, ir tokius, ir labai daug dėmesio kreipia tik tais į rankos judesį, žinai, bet niekada nepagalvoja apie pačių šonkaulių poziciją, kokioj šonkauliai yra pozicijoje ir kiek kompresijos
juose yra. Tai realiai dažniausiai net problema nebūna su pačiu rankos judėjimo, tiesiog su pačiais šonkuliais. Aš čia turiu vieną dabar bičą, kuris dabar 4 treniruotės, man atrodo, praėjom. Tai jis prieš tai bandė dirbti su kitais treneriais, bandė sutvarkyti tą pečią problemą ir ta peties problema gal kokie jau 2 metai yra. Ir tiesiog labai daug judesių duodavo jam anksčiau ties pečiu dirbti, žinai, bet jis pas mane atėjo, aš jam daviau realiai tos pačius panašius pratimus, 2 namų darbams. Namų darbams? Jo, čia yra namų darbams būtinai. Tai daviau namų darbams ir realiai po 4 treniruočių jis tiesiog jautės 8% geriau negu 2 metus jautės prieš tai. O čia per kurį laiko tarpą, nes dabar suprantu 4 treniruotės, dar namų darbai, tai vis tikrai turėjo daug atidirbti, kad tas... Jo, tai čia gavos, aš sakyčiau, nu tai realiai 2 savaitės, tai 14 dienų. Oi. Aš sakyčiau, per 14 dienų padarė va tokį rezultatą. Ir tai ką aš noriu tom pasakyti, kad problema nebuvo petį, tai problema buvo šonkuliuose. Ir jo visas kūnas, va čia buvo tiesiog labai į dešinę pusę pasviręs. Tai dešinėje pusė šonkulių, dešinėje pusėje priekinė šonkulių dalis buvo kompresijoje ir šita kompresija nusitempė kartu visą ranką. Ir čia tarpumentį susikūrė labai daug įtampos, nes tiesiog raumenis toje vietoje pasidaro išsitempę ir įsitempę. Ir tiesiog vat, būtent tokia mentės pozicija, visos rankos pozicija, sukūrė šitą jam sensaciją, tą skausmą toj vietoj. Ir mes realiai ką padarėm, tiesiog čia nuėmėm kompresiją, čia natūraliai grįžo ir baigė skausmai. Pat geras, eina savo. Tai čia... Tiesiog, kaip reikia suprasti, kur problema ir tada... Tai tam yra testai, žinai, yra reikalingi visada. Aš anksčiau irgi dirbdavau be testų, atrodo, žinai, ateina žmogus, nu gerai, man skauda klubą ir skauda nugaros apačią. Nu tai kaip ir asocijuoja, žinai, kažkas panašaus į tą pusę, nu tai gerai, vadinasi, dirbam ties klubais. Bet yra tokių atvejų buvę, kur tu ateina pas tave su klubo skausmu ir tu sprendi tą klubo skausmą, matai, kad niekas nejuda, tiesiog tu mėnesį laiko, žinai, ties to vietoje sustojęs. Ir, nu, kartais tikrai yra momentų, kad turi palaukti laiko, žinai, turi praeiti laiko, kad kažkas keistųsi, bet jeigu mėnesį niekas nesikeičia, vadinasi, problema ir kažkur kitur. Tai, pamenu, tam bičiui tiesiog buvo problema pėdai. Pėda negalėjo tiesiog pilnai keisti, pilnai negalėjo pronuoti ir būtent tai, kadangi pėda negalėjo pilnai pronuoti, pronacija padeda permest kūno svorį iš vienos pusės į kitą pusę. Ir jeigu turi sumažėjusią pronaciją, tai tu tiesiog užstriksi vienoj pusėje. Ir būtent dėl to jis užstrigo vienoj pusėje, šonkulių kompresija, klubų mobilumas sumažėjęs toj pusėje. Ir būtent tai neleido pagerinti klubų mobilumą. Tai mes atkūrėm pėdos pronaciją, kūnas daug lengviau sugebėjo permest kūno svorį į kitą pusę efektyviai. Čia dingo įtampa ir skausmas baigėsi. Pasportuojam, gatavau lasdelę. Geras. Tvarkingai, va, iki galo.